What's good guys, kai jūs su jumis sveikinasi Daumantas iš Baller.lt komandos ir šiandien iš arti apžvelgsime ir įvertinsime 8-ąjį LeBron James biudžetinės linijos modelį Nike LeBron Witness 8. Ar LeBron Witness linija ir šiais metais išliks Nike biudžetinio segmento viršūnėje, sužinosime netrukus. Let's get it! Kaip ir pastarėjai šios serijos modeliai, Nike LeBron Witness 8 pasižymi minimalistinę batišio konstrukciją, kurią sudaro dvigubos sluoksnio tinklelis ir centrinę zoną dengianti paminkštinta tekstilė. Vidutinio aukščio auliuko viršutinę zoną gaubia masyvus paminkštimo sluoksnis tiek viduje, tiek išorėje, užtikrinantis puikų čiurnos komfortą ir patikimo jos užrakinimą. Taip pat šonuose esantys sintetinės odos elementai suteikia batišiui papildomo stabilumo bei patvarumo, o itin adaptyvi priekinė batelio sritis suteikia didžiulę judėjimo laisvę. Į rinką atvykus 8-ajam modeliui, LeBron Witness išlieka vienintelė Nike vardinė linija naudojanti Air Max amortizacinę sistemą. Nepaisant sutrumpėjusios Air Max pagalvės, lyginant su LeBron Witness 7, atnaujinto silueto kulno dalis pasižymi tiek pat efektyviomis smūgio sugėrimo ir komforto savybėmis, kurių pakaks net ir atletiškiems ar galingesnio sudėjimo žaidėjams. Amortizacinė sistema nepasižymi šoklumu, tačiau priekinėje pado zonoje esantis išgaubimas užtikrina itin sklandžią pėdos tranziciją. Žaidimo metu judant ant priekinės pėdos dalies, ši pado forma išlaiko pėdą pasvirusią į priekį, suteikiant spartesnį pirmąjį žingsnį. Be to, ypač žemo profilio pirštų zona leidžia tiksliai jausti parketą bei kontroliuoti pėdos poziciją. Nors LeBron Witness 8 siluete neišvydome sukibimo etalonu vadinamo herringbone pado rašto, naujasis dizainas savo atliekamų darbų neatsilieka nuo legendos. Daugiakryptis linijų raštas vidaus aikštelėse siūlo pakankamai patikimą kontaktą su danga bei efektyvią sustojimo jėgą. Kulno zonoje esantis protektorius pasižymi mikro įpjovimais, kurie leidžia padui tiksliau prisitaikyti prie dangos ir pagerinti sukibimo kokybę. Nike Witness 8 padas yra linkęs kaupti dulkes, žaidžiant prastai prižiūrėtose aikštelėse. Tačiau palanki pado struktūra leidžia lengvai jas pašalinti, išlaikant patikimą sukibimą. Dėka gana patvaraus gumos mišinio, šis modelis yra tinkamas žaidimui lauko aikštelėse. Atnaujintas batelių dizainas bei medžiagų pasirinkimas Nike LeBron Witness 8 leido tapti pačiu lengviausiu šios linijos modeliu bei suteikė aukštesnės klasės batelių avėjimo pojūtį. Klasikinė batrišių sistema jungia abu batrišio sluoksnius, o tai suteikia artimesnį ir tikslesnį batelio prisitaikymą prie pėdos. O centrinę dalį sudaranti minkšta tekstilės medžiaga kartu su gana masyviomis čiurnos pagalvėmis pasižymi puikiomis komforto ir adaptacinėmis savybėmis. Renkantis dydį, standartinių išmatavimų batelio konstrukcija leis daugeliui rinktis savo einamą dydį, o plačią pėdą turintiems žaidėjams rekomenduojama rinktis pusės dydžio didesnę porą. Jei tavo žaidimo stilius pasižymi elitinio lygio pėdų darbų, dėl kurio gynėjams tenka pasinaudoti žemėlapiu, Nike LeBron Witness 8 nebus pats tinkamiausias pasirinkimas. Tačiau žaidėjų, kurie dominuoja arčiau krepšio ar fokusuojasi ties tolimais metimais, stabilumas tikrai nenuvils. Didžioji dalis stabilumo atkeliauja iš tvirtos pado konstrukcijos. Viduje integruota plastikinė stabilumo plokštė bei Air Max pagalės konstrukcija sukuria patikimą ir stabilią platformą. Taip pat pirmosios dvi batrišių eilės jungiasi su juostomis, kurios tvirtinasi į padą ir kartu su karūnos formos gumos sienele pagerina šoninę pėdos atramą. Tai leidžia reguliuoti pėdos užrakinimo stiprumą naudojant batrišių sistemą. Apart atsinaujinusio dizaino, Nike Witness 8 techninės savybės pernelyg nepasikeitė lyginant su praėjusių metų modeliu. O tai reiškia, jog LeBron Witness išlieka viena iš geriausių kainos ir kokybės santykį galinti pasiūlyti biudžetinę vardinę liniją. Pagerintas komfortas ir avėjimo patirtis, kuri prilygsta brangesniems bateliams bei patikimas darbas kitose kategorijose, Nike LeBron Witness 8 leidžia tapti puikiu pasirinkimu, norintiems taupyti. O štai mano kiekvienos kategorijos įvertinimas bei bendras rezultatas.
Ir žinoma, šiuos bei kitus naujausius krepšinio batelius bei aksesuarus gali rasti Baller elektroninė parduotuvė, o jei turi daugiau klausimų apie krepšinio batelių pasirinkimą, nedvėjodamas rašyk mums komentaruose, bei nepamiršk paspausti laiką ir pasidalink šią apžvalgą su savo draugais. O dabar sakau, iki greito.